Sveiki. Sveiki, brangūs žiūrovai. Ryšys gali trukinėti, nes šiandien Tikiu TV komanda nusibeldė į giliausias Latvijos miškų gilumas. Bet aš visgi tikiuosi, kad šventosios dvasios pagalba angelai padės mums atstatyti gerą ryšį ir perteikti šią žinią iš giliausių Latvijos miškų. Taigi, brangieji, jūs tikriausiai pastebėjote, kad mes turime tokį gražų braižą, namelį visur. Ir prisimenate tikriausiai vietą iš Švento rašto, o kas neskaitote Švento rašto, tai priminsiu. Joje yra minimas toksai dalykas apie namą, apie mūsų tikėjimo namo statymą. Vienas sumeta belenkaip, pasistato iš žagarų kažkokį tai, iš šiaudų, kitas kažkiek stipresnį, o trečias dar stipresnį. Ir visą laiką ateina audros. Ir pasakose ateina audros, ir gyvenime ateina audros. Ir išstovi taigi koks namas. Žinoma, kuris pastatytas tvirtai, apskaičiuotas, kurį statytojas statydamas įdėjo kantrybės, išminties ir jisai jame miega ramus. Taigi ir Tikiu TV mes kalbame apie tai, apie tikėjimą. Tikėjimas mums padeda pasistatyti tą savo namą, stiprų namą, kad atėjus audroms jis išstovėtų. Jūs greičiausiai pažįstate žmonių, įtikėjusių, tikinčiųjų, kurie atkrito arba dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebestatydina savęs į dangaus karalystę, nebetiki, jų tikėjimas palūžo. Tai turim gerą žinią, kad tol, kol mes esame čia, tol yra malonės metas. Ir kiekvieną kartą galima sugrįžti, kiekvieną dieną galima sugrįžti, kiekviena diena yra nauja. Ir šiandien norėčiau pakalbėti su jumis apie tikėjimą, bet būtent apie tą, kuo mes tikime. Kuo krikščionis turėtų tikėti ir kaip įsivaizduoti tą tikėjimą, kaip jį priimti, tą tikėjimą. Ir pakalbėkime šiandien apie tokį kaip palyginimą, pavyzdį, apie sėklą. Tikėjimas Dievu, Dievo žodžiu, yra labai panašus į sėklą ir jos augimą visame kame. Jeigu aš jums parodyčiau sėklą ir pasakyčiau, kad štai čia yra didžiulis plačialapis ąžuolas. Va, giliuką jums rodau ir sakau, čia yra didžiulis, kiek ten metrų jie užaugo, 50 metrų. Ąžuolas, va čia yra. Jisai toks platus, o jūs žinote, kiek čia yra kubų medienos. Ar aš meluoju? Ar aš sakau tiesą? Sėkla. Tai yra toje sėkloje visa tai sudėta, visa šita informacija apie didžiausią, gražiausią ąžuolą. Taip pat esti ir su Dievo žodžiu. Dievo žodis yra kaip sėkla. Ką Dievas sako Dievo žodyje? Mes čia žemėje to nematom, nes Dievo mintis yra ne mūsų mintis. Ir Dievas atėjo mus išgelbėti į amžinybę. Ir mums pasakoja dalykus, kurie yra amžinybėje, kurie veikia amžinybėje, amžinybės principai. O čia žemėje mes gyvenam laikinume, savotiškoje mirtyje,
kūniškume, to kūno valdžioj, laiko valdžioj. Ir tai, ką sako Dievas, mes negalime suvokti, apčiuopti ir priimti kažkaip logiškai. Tik patikėti tuo, ką jisai sako. Na, galbūt prie šitos vietos norėčiau sustoti ir pasiūlyti jums prisiminti mums visiems, ar Dievo žodyje mes, turėdami šio pasaulio mąstymą, ar mes ką nors galime rasti netinkamo. Tiesiog taip paprasčiausiai, be gilesnių įžvalgų ir tiesiog be tikėjimo. Jeigu mes skaitome Dievo žodį, ar mes galime surasti arba paprieštarauti Dievui, arba sakyti, palauk, tu čia blogų dalykų prirašei. Va čia yra netiesa, Dieve, ir aš to nepriimu, nes tai yra bloga, ką tu man sakai. Ir jeigu mes pasigilinsim, pasižiūrėsim į tai, mes netgi su nepakeistu mąstymu, su šio pasaulio, kaip čia pasakyti, amplua, su šio pasaulio mąstymu, mes ir taip pasakysim, kad dangiškas Dievo žodis, jis yra geras, jis yra teisingas, jis yra duodantis. Bet kaip priimti, kai mes nematome? O čia ir yra tas lengstis arba tas akmuo suklupimo arba prisikėlimo, taip Jėzų vadina, vieniems suklupimo akmuo, kitiems prisikėlimo. Kaip priimti tą nematomą? Tai prisiminkime vėl tą mūsų sėklą ir pabandykime tikėjimu priimti Dievo žodį, kaip įsivaizduodami kaip tą sėklą. Na, sakykim, mes skaitome Dievo žodį ir tai yra sėkla. Mes perskaitom, kas yra, bet mes nematom. Mes skaitom, kas yra Dievo mintis, ne žmogaus mintis, mums kartais darosi baisu ir neauku, kas parašyta. Bet tai yra tiesa. Bet ta tiesa yra parašyta būtent kaip tame giliuke. Aš jums sakysiu, kad čia aukščiausias medis, duodantis gerų kažkokių tai resursų, bet jūs nieko nematot. Bet tai yra tiesa. Ir Dievo žodis taip pat. Kiek Dievas mums palieka pažadų? Palaiminimų kiek palieka? Sveikatos, nuodėmių atleidimus. Jėzus Kristus užnešė savo kūne mūsų visas negalės, negandas, nuodėmes. Viešpats mus tiek palaiminimų yra išsakęs iki 1000 kartų. Jis mums Dievas yra prisipažinęs meilėje tiek kartų, labai daug kartų. Ir jūs tikrai atverkite akis ir pamatykit, paskaitykit, kaip pats Dievas žmogui prisipažino meilėje ne vieną sykį. Ir sako, aš esu Dievas, aš tau paruošęs, aš tave palaiminsiu, aš tave išlaikysiu, aš tau paruošęs gyvenimą, aš tau duodu, aš pažįstu tavo širdį, aš tave sukūriau ne šiukšle ir ne pasmerkimui. Imk mano sėklą. Ta, ką aš tau sakau apie save, ir pasodink į savo širdį. Mano žodį, apie kurį aš kalbu, ir tu nieko nematai, tik tai giliuką, širdelę, kažkokią tai. Bet visa tai, ką aš kalbu, ką kalba Dievo žodis, mums kartais atrodo mistika, nesąmonės, brėdas visiškas. Bet jis sako tiesą, nors tu to nematai. Bet tu pasodink tą sėklą į savo širdelę. Pasodink ir tikėk, kad kai tu ją pasodinsi, tada tikėjimu jinai pradės augti. Iš tų pažadų, kuriuos tu priimsi tikėjimu,
pradės augti vaisiai iš tos sėklos. Ir jie augs ne iš karto, kaip sprogimas. Jie auga, yra laikas, bet jie auga. Kaip rašte parašyta, iš pradžių tai gelis, paskiau lapeliai, paskiau žiedeliai, paskiau vaisiai. Yra laikas. Todėl labai svarbu niekur neskubėti, bet pasitikėti Dievo žodžiu. Dievo žodis taip pat aprašo ir pasako, kaip auginti tą sėklą, kaip ją rūpintis, kaip ją laistyti, kaip ją saugoti. Dabar turėtų būti reklama, bet reklamos nėra, tai teks tęsti toliau. Na, nebent aš prisiminsiu. Tikėk tuo, kuo tiki Dievas. Nuostabu. Štai, praėjo mūsų reklamytė. Ir tai yra labai svarbu, nes aš pats galbūt pradžioje, kai susipažinau su Dievu, tas tikėjimas, tas tikras nuoširdus tikėjimas, jisai buvo toli. Buvo formos, buvo garbinimo formos, buvo ritualai, buvo baimė to Dievo. Kažkaip tai labai bažnyčiose akcentuodavo tą jo piktumą, tą bausmę už nuodėmę. Ta tokia vyko visą laiką tokia vergo disciplina, kad reiškia, tas žmogus yra, jisai tik daro blogai, tik tai nusideda, tik tai atgailavimai, tokios kažkokios tai perspektyvos nesišviečia, nes kai paskaitai tas vietas, kiek ir Paulius kalba, ir Biblija kalba apie tuos, kurie nepriima Dievo ir nebendrauja su Dievu, tai ten yra baisu. Bet mes bendraujam. Mums reikia žiūrėti į tai, ką Paulius rašo ir visa Biblija ir Dievo žodis sako apie tuos, kurie priima Jėzų, apie tuos, kurie priima jo malonę. Mums reikia čia fokusuotis ir į čia žiūrėti, o ne į tos kūniškus gąsdinimus, apie kuriuos Biblija kalba, kas nepriėmė Dievo. Bet tie, kurie priėmė, jie gauna visas malonės. Tie, kurie atsigręžia į Dievą, jie gauna iš jo atsakymą. Tie, kurie atsigręžia į Dievą, tai ir yra priėmimas Dievo meilės. Tai, kad Dievas paruošė. Tai, kas įminti galbūt neatėjo, ko tu pagalvoti negalėjai, Dievas paruošė jį mylintiems. Tai mums truputėlį reikia pakeisti mąstymą. Ir aš daugelį žmonių matau ir pats save pamačiau tokį dalyką, kad mes klausomės daug pamokslų. Mes skaitome Bibliją, dalyvaujame seminaruose, mes rašomės tokius sąsiuvinius. O kaip ta sėkla neauga tikėjimu, taip ji neauga. Bet kas būna? Mes kaupiame kažkur tai čia žinias. Žinias kaupiam. Ne savo širdyje auginam tą mūsų tikėjimo medį santykyje su Kristumi, patikėję dangaus valia mums, mūsų dalimi, mūsų identitetu, kad ta sėkla parodytų, kas iš tikrųjų esame, mes, koks mūsų tikėjimas. O mes viską kraunamės čia. O čia mes tik galime, čia yra tas kūniškas lygmuo, kur mes tik galime svarstyti, pilstyti, dėlioti, ieškoti teisumo, šeštadienį visgi garbinti Dievą ar sekmadienį visgi garbinti ir susipykti ir skaldytis. Mes galim kitokių visokių dalykų sugalvoti, tai stebuklai yra šiandien, ar jų nėra šiandien, yra visokiausių dalykų. Bet kur yra bėda? Kai ta sėkla Dievo žodžio pakliūna tik čia, bet nenusileidžia iki čia, nepasėjama į mūsų širdies dirvą. Prisimenu tos paliudimus, Jėzaus palyginimus apie 4 dirvas. Jeigu jinai yra tik čia, jinai neišsiskleis.
Šitos žinios, jos turi būti panaudotos Dievo žodžio. Labai aiškiai panaudotos ne protiniam lygmenyje, ne darbų lygmenyje kažkokio mąstymo mūsų, o įsodintos į širdį. Ir dažnai mes prisikaupiam čia sandėlius, grūdų, sandėlių sėklų, o tokie būnam protingi, tiek viską žinom, bet nei viena sėkla nepakliūna čia. Paanalizuokim, pabandykim pažvelgti į save, kiek mūsų žinių, tai ką mums apreiškė Dievas, apreiškė Šventoji Dvasia, kiek mes tų sėklų, tų Dievo pažadų, kuriuos mes skaitome, jo troškimų, kiek mes jų pasisodiname į širdį. Ir jūs prisiminsit, kad jūs tikrai kažką pasodinot. Ir dabar tegul dvasia jums parodo, kad jūs pjovėte vaisių. Iš tos ryties arba iš to dalyko, Dievo prieškimo, Dievo žodžio, kurį jūs pasodinot. Jūs gavote vaisių. Ir mes, tikiu, tave raginam toliau žengti, toliau sodinti į savo širdį Dievo žodį. Mūsų kūnai, mūsų supratimas, kur Dievo sėkla užsilaiko čia, jinai turi savotiškai mirti. Tas mūsų samprata, žmogaus samprata, kad jinai duotų Dievo sampratą, Dievo mąstymą, kad atsirastų ta tikroji jėga, apie kurią kalba Dievas, kad jinai įsikūnytų, taptų kūnu. Mums reikia mirti, kaip ir tai sėklai. Mirti kam? Mirti savo pozicijai, savo teisumui ir savo supratimui. Nes kitaip Dievo žodžio dvasinė sėkla neduos vaisiaus. Nes vaisius yra paslėptas toje sėkloje. Ir jisai auga tik per tikėjimą, tik iš tikėjimo. Tikėjimo Dievo žodžiu. Tai, ką padarė. Patikėjimu tai, ką Dievas pasakė. Jo meilė. Ir tai yra pagrindinis galbūt dalykas, ką mes, Kristaus mokiniai, turėtume praktikuoti, ieškoti ir mokytis. Ne krauti į savo galvas tas Dievo žodžio sėklas per įvairias Biblijos studijas, per seminarus, per aiškinimusis tam tikrų dalykų. Be abejo, tai yra labai gerai, nes mes turėsim tų sėklų, bet ar mes spėsim jas pasodinti? Jūs galbūt pastebėjote, kad yra labai daug žmonių žinančių gerai raštą, žinančių Dievo žodį, bet jie yra nelaimingi. Ir tai yra ženklas, kad jie nepasodino tos sėklos į savo širdį. Santykėje su Dievu nuotaka negali būti nelaiminga. Kam tada viso to reikia? Kam jai ištekėti už Jėzaus Kristaus, priimti Jėzų Kristų kaip savo jaunikį, jeigu tu vis tiek lieki našlė? Jeigu tu lieki našlė, niekam nereikalinga, be vilties. Jeigu tu vis tiek lieki raiša, loša, bjauri, vargana, skurdi, kam tau jaunikis? Ir čia yra tam tikri principai, kur ir jūs galit pastebėti. Aš nenoriu jūsų papiktinti, bet Dievas sutiksi tikriausiai, jeigu jūs rašte parašysit, kad Dievas nori tave palaiminti, kad tu būtum laimingas. Visas raštas apie tai kalba. Jis rėkia, kad aš noriu mylėti tave ir duoti tau. Aš noriu išlaisvinti tave iš velnio apgaulių, kur velnias tave apgavo. Tam aš atimu nuo tavęs tą pažadą, kad nuodėmė verta mirties. Ir šitą pažadą įgyvendinu savo sūnuje. Tam, kad tu gyventum. Aš noriu tau duoti laimę, klestėjimą,
gyvenimą tikrą, džiaugsmą. Tai yra Dievo žodis. Ir ką žmogus turi padaryti? Nieko. Padaryti nieko. Jis turi patikėti. Jis turi leisti Dievo žodžiui, jo valiai pasisodinti jo širdį. Kaip jis tai padaro? Tiesiog atsukti sklendę, pakeisti mąstymą. Taip, Dieve, aš tikiu, ką tu sakai. Taip, Dieve, aš tikiu tavo valia man. Taip, Dieve, aš priimu tavo meilę man, kad tu tai, kas priklausė man, tai įvykdėjai ne man, o perkeliai ant savo sūnaus. Mano visas nuodėmes, mano visas nuodėmių pasekmes, mano ligas, mano negandas, melus, mano pražūtimą, mano klumą, mano kurtumą. Visą mirtį tu perkeliai ant sūnaus. Aš to tikiu. Ir čia ne aš sakau, čia Dievo žodis taip sako. Aš iš tavęs viską paėmiau. Ir tu nebesi nusidėjėlis, tu nebesi atskirtas, tu nebesi luošas, tu nebesi nesveikas, tu nebesi skurdžius. Ir aš tau duodu valdžią, prisikėlusio Jėzaus Kristaus, mainais už tavo mirtį. Matot, aš kalbu lyg ir pasaulyje žiūrint kažkokius vėjus. Jūs niekur to neišgirsit. Bet jeigu jūs skaitysit raštą, jūs tai išgirsit ir pamatysit. Bet kaipgi galima tikėti, nes niekas taip nedaro, niekas nepriima, niekas taip nesielgia. Visi tik postringauja šitam lygiai, žaidžia su sėklom. Kieno sėkla geresnė? Kieno sėkla turi duoti neva geresnį vaisių. O kas bus iš šitos? Bet mes nedarom vieno esminio dalyko. Mes nepasisodinam tų sėklų į savo širdį. Tai šiandien būtų tiek trumpai. Rytoj gal turėsim pašnekovų iš Latvijos. Gal mūsų draugai sutiks pabendrauti su mumis tikėjimo temomis, toliau pasigilinti, leisti pamatyti Dievo šlovę jų širdise. O šiandien jau atsisveikinam ir linkiu neprarasti vilties, nenuleisti rankų ir bandyti slaptoje. Jūs tai darykite, pasodinkite tą sėklą. Pradėkite nuo mažos, galbūt labai nedidelės, bet jūs patys padarykite eksperimentą slaptoje su Dievu. Tikėjimas, jisai tikras tikėjimas, tai yra neteisingas kelias. Kaip va tokia samprata yra. Kaip neišklysti iš teisingo kelio. Tai ne tas apibūdinimas. Tikėjimas yra santykis su Jėzumi. Tai ne tavo asmeninis kažkoks kelias. Kai tu galvosi, kad kaip neišklysti iš teisingo kelio, tu negalvosi apie Jėzų, tu galvosi apie save. Kaip tau neišklysti, kaip tau pasiekti dangų, kaip tau būti išteisintam, kaip tau nepakliūti į pragarą. Žiūrėk, viskas apie tave. Mes čia su draugais kalbėjom apie tai kažkada tai ir tokį apibūdinimą tokiam žmogui labai fainą atradom. Nežinau, gal jis jau paplitęs yra, bet mes sugalvojom tokį žodį ašmanas. Tai ar tu randi savyje ašmaną? Nuo žodžių aš ir man. Mano, kaip neprarasti, mano teisaus kelio. Mano tikėjimo, kaip neprarasti. Ką daryti, kaip man patikti kaip Dievui, man kaip patikti. Ką aš turiu daryti, kad aš patikčiau. Toks, žinai, aš mano principas gaunasi. Bet mes turėtume mąstyti kitaip, kad tikėjimas tai yra mano asmeninis santykis su Jėzumi. Ir niekam neturėtų būti įdomu, koks jis pas tave yra. Tu niekam neturi būti atskaitingas už savo širdies santykį su Jėzumi. Ir tu tai pamatysi, kaip įsisodinsi tą sėklą į savo širdį. Tu pamatysi, kaip jinai pradės augti. Ir tas santykis su Jėzumi tau padengs viską.
tai išlaisvins iš visko. Tai, čia mane aplankė, kažkas aplankė. Ateik. Čia visokių šuniukų lakstų. Ateik. Nu, ateik, mane paimsiu. Ateik. Gerai. Taigi, žiūriu, kažkokie tai angelai atbėgo, nori su manim žaisti. Tai jau ir baigiam šitą transliaciją. Svarbiausia, kad Jėzuje Kristuje mes visi būtumėt ir aš, ir jūs, ir kad tiesiog mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Laiminu jūs. Su Dievu.